Fibonaccio instrumentai. Leonardas Fibonaccis, italų matematikas, gimęs apie 1170 metus. Šis matematikas pagarsėjo dėl to, kad plėtojo skaičių seką, kuri vėliau imta vadinti Fibonaccio seka arba Fibonaccio skaičiais. Egzistuoja keletas populiarių techninės analizės instrumentų Fibonaccio skaičių pagrindu. Bendras šių instrumentų interpretacijos principas remiasi tuo, kad kainai artėjant prie linijų, nubrėžtų pagal Fibonaccio sekas, reikia laukti galimo tendencijos pasikeitimo. Fibonaccio grįžtamieji lygiai 23,6, 38,2, 50, 61,8. Žinoti, kaip apskaičiuoti visą tai jums neprivalu. Jūsų programinė įranga, prekybos platforma padarys viską už jūs. Tačiau teoriją žinoti verta. Prekybininkai naudoja Fibonacci lygmenis, nustatant potencialius palaikymo ir pasipriešinimo lygius. 5 taisyklės, kaip tinkamai panaudoti Fibonaccio įrankį. Žiūrėdami į grafiką, pastebėsite, jog kiekvienas judesys turi korekciją, tam tikrą grįžimą prieš pratęsiant praeitą ilgalaikę bangą. Pirma, tinkamai nustatyti aukštumas ir žemumas. Norint panaudoti Fibonaccio įrankius, visų pirma reikia tinkamai nustatyti aukštumas ir žemumas tiriamame grafike. Kuo periodas, kuriame naudojate Fibo, yra ilgesnis, tuo daugiau šansų, jog jis tiksliai padės nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo lygmenis. Antra, Fibonacci naudojimas. Kai aukštumos ir žemumos nustatytos, galime grafike naudoti Fibonacci. Jei kainai grįžtant Fibonacci lygiai didėja 23,6 procento, 50 procentų, 61,8 procento ir taip toliau, reiškia tinkamai naudojate įrankį. Jei skaičiai lygiai mažėja, įrankį naudojate atvirkščiai. Trečia, istorijos tikrinimas. Forex istorija kartojasi, ji yra mūsų techninės analizės pagrindas. Būtent todėl patarsime pratęsti šiuos lygius ir patikrinti, ar jie anksčiau nėra buvę palaikymo ar pasipriešinimo lygiais. Tai yra tikrinti ilgesnį laiko periodą. Jei taip, tai tik dar labiau sustiprins pasitikėjimą šiuo įrankiu. Ketvirta. Tinkamai interpretuojama rinka. Priminsime, ką jau pasakojome ankstesnėse pamokose. Tendencija ir rinkos kryptis yra mūsų visų draugas. Taigi Fibonacci ir bet koks kitas įrankis naudojamas grafikuose veikia kur kas geriau, jei yra tinkamai pritaikytas esamoms rinkos sąlygoms. Penkta. Visada reikalingas patvirtinimas. Terminas įrankis leidžia suprasti, jog tai tik mūsų pagalbininkas, esantis prekeivio įrankių dėžėje. Prekiauti naudojant tik Fibonacci nepatarėme. Apskritai jis neignoruoja įėjimo ar išėjimo signalų. Tačiau Fibonacci puikiai tinka naudojant jį kartu su krypties linijomis. Ačiū už dėmesį, sėkmės prekiaujant.